Sveiki jaunimas, mes vėl susitikom. Priminsiu, mano vardas Ednas, jeigu pamiršot. Ir aš pasistengsiu jūs išmokyti, kaip kurt vlogus. Ne tik tiesiog, bet kokybiškus. Kaip tai galėtų būti dokumentiniu jūsų gyvenimo filmu. Tai va, esminiai momentai. Kas yra labai svarbu. Tikrai svarbu. Nufilmavot vlogą, rašėte ten scenarijų visokį, ten labai sunkiai ir filmavot iš skirtingų kampų, ten naudojat gal net ir ne vieną kamerą, dvi, pasitelkėt šviesas, mikrofoną ar diktofoną gal net radot. Žodžiu, padarėt max, kiek įmanoma, max effortas, viskas pagal jūsų scenarijų, esat laimingas ir nežinot, ką toliau daryt. Ką toliau daryt? Nufilmavau, padariau ir kas toliau. Ogi visas tikslas yra tai, kad padaryti, kad jūsų tas video būtų trumpas, turėtų žinutę, būtų aiškus, kad jis komunikuotų, kad jis bendrautų su jūsų žiūrovais. Nes tas video yra jūs. Ir tai, kaip jūs bendraujat, automatiškai atsilieps. Ar jūs būsit kažkam įdomus, ar kažkas bendraus su jum. Ir ar išmoksit dalykus ir galėsit lipti aukščiau. Taigi, montažas. Tikriausiai jau turit atsisiuntę montažo programas, tokias kaip CapCut, kaip pavyzdys. Aišku, yra ir tų skirtingų montažo programų. Jeigu susidūrė, tai ten yra ir Premiere Pro, ir Final Cut, ir DaVinci Resolve, ir visokie kiti. Bet žinokit, pradžiai jums užtenka CapCut'o vat iki čia. Aš asmeniškai ir CapCut'ą naudoju, ir DaVinci, ir tas visas kitas programas naudoju. Jos visos yra labai panašios, turi savus pliusus, savus minusus, bet jūs neapsikraukit. Naudokit CapCut. Išmoksit dirbti ant CapCut'o, mokėsit su visom programom. Kas yra labai svarbu montažai? Taigi, jeigu jūs montuosit ant telefono, o galbūt ant kompiuterio, nebus visiškai skirtumo. Nes CapCut'as yra visiškai vienoda programa ir ten, ir ten. Ko jums labai montažui reiks? Būtinai, naudokit ausinės. Kodėl? Kodėlgi? Kam ausinės? Taigi aš galiu per kompą klausyti viskas. Atsiminkit, kad kompo garsas, prie kurio jūs pripratę, nėra galimai toks garsas, kaip, kiti klauso. Jeigu jūs naudojat ausinės ir naudojat jas ant, maksimalaus nustatymo, jūs galėsit savo įrašą pasidaryti taip, kad jis būtų, visi žiūrės ir sakys, o, kaip fain, vaizdas liuks, garsas liuks, šviesa liuks. Tai pasimkit ausinės būtinai, įsidėkit, klausykit, kas vyksta. Matot, kad tylu, pagarsinat, matot, kad tenai labai kažkur užrėkėt dar kažką, galit patildyt, galit ir palikt. Nebūtina tildyt, pagarsinti tikrai būtina. Tai pasiėmėt šitą dalyką ir tada susimetat visą savo medžiagą, žiūrit 20 minučių, gal net 30. Žiūrėtų kažkas tiek? Tikrai ne. Vlogo tikslas, kad jis būtų trumpas ir kalbėtų ir parodytų viską, ką jūs norėt parodyti. Taigi, susėdot, viską susimetėt iš eilės ir Įsikarpot visus neįdomius momentus. Jūsų pauzės, kai jūs kalbat. Galbūt tenai kaip dedat į šaldytuvą tą telefoną ir uždarot, pradžią nukerpat, kad būtų tik tai nuo atidarymo. Nukerpat visas pabaigas, kur ten sudreba dar kažkas. Matot, kad tas įrašas nepavyko, trinat iš viso, jums jo nereikia. Tikslas – padaryti kokybę. Kuo labiau suspaust. Kodėl?
kelsit į YouTube, kelsit į TikToką, jie turi savo algoritmus. Algoritmai veikia taip, kad kuo ilgiau jūsų video procentaliai peržiūri žmogus, tuo labiau jis rekomenduoja tą video kitiems. Jeigu yra jūsų toks pat video 3 minučių ir 15 sekundžių, ir prasideda visiškai taip pat. Pavyzdžiui, aš iš asmeninės perspektyvos sakau. Dariau vlogą žiemą apie driftą, kaip ten drift. Ir ten jis prasideda sena, kaip aš įvažiuoju su mašina ir išvažiuoju. Ir tas įvažiavimas trunka lygiai 15 sekundžių. Aš įkėliau abu juos, ir spėkit. Ten, kur buvo 3 minučių video, buvo beveik 1000 peržiūrų. Ten, kur buvo 15 sekundžių, tas pats video. Niekas nesikeitė. Tik 15 pirmų sekundžių. Ten buvo 500 000 peržiūrų. Tas pats video. Jeigu ten yra labai įdomu ir sutraukta ir viską peržiūri, jum tą video kiš visur ir siūlys visiems pamatyti. Ir jūs žymiai daugiau naudos. Jūs gausite automatiškai ir sekėjų, ir laikų, ir YouTube'as jūs labiau mėgs, ir kitas platformas, kur kelsit. Trumpinkit. Ir būtinai pačią vlogo pradžią dėkit kažką įdomaus, galbūt kažkokį anonsėlį, ką jūs ten, nežinau, pagamino, ten sprogo, dar kažkas nutiko, salto padarėt, namą pastatėt, sugriovėt, tarasi, kažką crazy. Dedat, viskas, bam. Jau šitą punktą suprato. Gerai. Jūs iš anksto turit savo planą. Kaip filmavot. Jūs jo neišmetat. Tikiuosi. Pagal tą planą jūs galite ir montuoti. Dedat. Sudėjot pagal tą planą. Pasižiūri. Ilgu. Trumpinam. Matot kažkur ne taip. Trumpinat. Kažkurios kadrus galite vis išmesti, jeigu matot, kad neįdomu. Gerai. Matot, kažkas žiūrisi kitaip. Keičiam vietas. Kažkokius intarpus. Efektus dedat. Gerai. Liuks. Sudėjom. Viskas faina. Bet garsas nesutampa su vaizdu, nes naudojam diktofoną. Ką daryti? Jūs turite ausinės, ane? Tai vat, kai filmavot, jūs padarėt ir diktofoną garsų įrašą, ir jūsų vaizdo kameras. Kai jūs filmuojat, jūs pradedat kalbėti. Jūsų pirmas žodis bus jūsų raktas į suvedimą takelių 1:1. Sulyginat juos pagal pirmą žodį, nes automatiškai garso banga bus aukštesnė ir jūs matysit kaip markerį, kur yra tas garsas. Suvedat. Naudojat diktofoną, išjungiat kameros garsą. Naudojat ir diktofoną, ir kamerą, kur svarbu. Kur galima naudojat diktofoną ar mikrofoną, kur ne, naudojat jau iš kameros garsą. Čia jau viskas faina. Supratom šitą niuansą. Kitas niuansas, kurį būtinai reikia atsižvelgti. Jūsų vaizdas. Gerai, jūsų vaizdą žiūrit tamsu. Bandom šviesinti. Šviesinam per nustatymus, kažkiek, kad bent jau būtų į vienodą vaizdą, kad jūs visą video žiūrėtumėt ir, panašus šviesumas būtų. Sutvarkėm šitą. Gerai, kas dar gali būti? Kažkaip negražiai pereina kadrai. Atsidarom CapCut'ą, nustatymus, efektai, dedam efektą. Dedam transitioną, angliškai vadinasi, transitions, perėjimai. Sudedam perėjimus. Tų perėjimų yra milijonas. Išsirenkat kokį norit. Įdėm, viskas, easy. Nesukat galvos. Dar žiūrit, reikia perėjimų, dedam kitur. Bet labai svarbus momentas. Nesudėkit tų efektų per daug, nes atrodys, labai keistai ir bus, kodėl čia taip yra ir marga, mirga. Tai, turėkit biškelį saiko, neperkraukit ir bus gerai. Kitas dalykas, kas gali būti svarbu, ypač jeigu jūs kalbat ne super garsiai. Titrai. Visur, kur kalbat, parašo titrus.
Suprantu, galbūt jūs ten daug kalbėsite ir panašiai. Nepatingėkit. Surašykit, bus ramu. Nufilmuosit angliškai, YouTube'as pats išvers, nufilmuosit lietuviškai, teks parašyti. Bet parašykit. Dėl viso pikto bus ir fainiau, ir įdomiau, ir tie, kurie žiūrės, pavyzdžiui, autobuse, negali klausyti, tarkim, be ausinių važiuoja, matys tekstą, supras apie ką ir turėsi daugiau žiūrovų. Tai va, čia yra labai svarbus niuansas. Taip pat jūs galite naudoti per CapCut'ą efektus pačiam vaizdui. Gali ten patapti sajanu, ten ugnis už jūsų degti. Gali ten kažkas transformuotis. Irgi naudokit, bet su saiku. Kas per daug, tas nesveika. Čia visur galioja. Tai vat, labai labai svarbu, kad jūs tai panaudotumėt. Gerai, jūs sumontavote video, jau maksimaliai suspaudėt kiek įmanoma. Viskas kaip ir faina. Galvojat, nu va, kelsiu YouTube'an. Stop. Išeksportinat video, paprašykit draugo pažiūrėt, kaip tau atrodo. Nu, čia faina ar nelabai. Ką būtų galima gal pakeisti? Duos patarimų, pakeisit, bus video dar geresnis. Pasistengkit dėl savęs, kaip ir kartu. Jūs darot video dėl savęs, kuriuos komunikuojat su kitais, įtraukiat į save, užduodat klausimus auditorijai, parašot prie titrų klausimą. Bam, užklausėt. Iškart ir žmogui, jeigu ne per ausis, tai per akis įeis tas klausimas. Bus geriau. Tai vat, tokie niuansėliai apie montažą ir būtinai pasistengkit. Aš tikiu jum, jūs tikrai galit, kursim kiną. Čiau.